Rugpjūčio 23-27 dienomis kviečiame visus į Jurbarko krašto šventę, skirtą Juozapo Gudavičiaus ir Antano Šabaniausko metams paminėti. Šventės metu šurmuliuos amatų mugė, vyks įvairūs koncertai, o veiklų ir pramogų netruks tiek mažiems, tiek dideliems. Rugpjūčio 23-ąją prie Jono Žemaičio Vytauto bunkerio vadavietės minėsime Juodojo Kaspino ir Baltijos kelio dieną. Koncertuos Liudas Mikalauskas. Rugpjūčio 24-osios vakarą Jurbarke turėsime išskirtinę galimybę išvysti nuostabius lietuviškus filmus. Į Dvaro parką visus sukvies festivalis Sidabrinės gervės naktys. Penktadienis, rugpjūčio 25-oji, prasidės policijos pareigūnų šeimų žygiu. Vėliau vyks fizinio aktyvumo šventė, vaikų teniso bei naktinio tinklinio turnyrai Jurbarko krašto šventės taurėms laimėti. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje bus atidaryta paroda apie Jurgį Baltrušaitį. Koncertuos atlikėja Kristina Jurevičiūtė. Iškilmingų renginių bus minimas Jurbarko ir Lichtenbergo bendradarbiavimo ir partnerystės sutarties 20-metis. Šeštadienį, rugpjūčio 26 dieną, tęsis vaikų teniso turnyras, vyks vaikų futbolo turnyras Romualdui Marcinkui atminti. Dvaro parke nuo 10 valandos šurmuliuos amatų mugė, Mituvos upe kvies plaukti linksmosios baidarės, veiks sveikatos palapinė, nuo 11 valandos koncertuos Jurbarko rajono mėgėjų meno kolektyvai. Rožėsime šuniukų paroda, o kitapus Mituvos mažųjų šventės dalyvių lauks įvairios pramogos ir linksmybės. Jurbarko krašto muziejuje bus atidaryta Roberto Patronaičio paroda, o parodų ir koncertų salėje paroda skirta Michalinai Banaitienei. Vakare visus atvykstančius į Dvaro parką pasitiks teatro pieva, skirta Juozapo Gudavičiaus ir Antano Šabaniausko metams, o 20 valandą prasidės šventinis vakaras. Didelė garbė būti kartu su jumis, kuriame pasirodys jungtinis projektinis Jurbarko krašto choras, Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademijos mišrus choras Ave Vita, jaunimo choras Dorado, Jurbarko kultūros centro kolektyvai Jūrolė, Nemunėlis, Šypsena, Sūkurėlis, Dona ir Big Bandas Džada su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistu Juozu Janužu. Kartu dainuoti ir šokti kvies grupės Dar, atlikėjas Saulius Prusaitis, o vakarą vainikuos lazerių šou ir diskoteka su didžėjumi Andriumi. Paskutinę šventės dieną rugpjūčio 27-ąją Jurbarko Švenčiausios Trejybės bažnyčioje 12 valandą vyks ekumeninės mišios, o 16 valandą Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje nuskambės koncertas Dovana Jurbarko miestui. Taigi laukiame jūsų rugpjūčio 23-27 dienomis Jurbarko krašto šventėje.